Labas vakaras, jūsų dėmesiu kriminalinių įvykių apžvalga. Per savaitę policijos pareigūnai užregistravo 6 nusikalstamas veikas ir išaiškino 25 nedrausmingus vairuotojus. 2 iš jų neblaivus vairavo automobilius, 1 dviratį. O dabar apie viską plačiau. Gruodžio 7 dieną į policijos pareigūnus kreipėsi druskininkietė, kuri apsipirkusi Maksimos parduotuvėje ir jau dedama prekes į savo krepšį, prie daiktų saugomų spintelių paliko rankinę su pinigine bei dokumentais. Išėjusi iš parduotuvės moteris tuoj pat pastebėjo, kad pamiršo rankinę, tačiau grįžusi į parduotuvę jos jau neberado. Druskininkietė patyrė 339 litų nuostolį, o įvykį tyrusiems policijos pareigūnams pavyko nustatyti asmenį įvykdžiusi šį nusikaltimą. Dienraščio Lietuvos rytas penktadienio numeryje buvo išspausdintas straipsnis apie sukčius įkūrusius buitinės technikos parduotuvę internete adresu www.beribų.lt. Apsukruoliai pirkėjams pasiūlė net 50% kalėdinės nuolaidas, labai paklausiai įvairiai buitiniai technikai. Solidžiai atrodanti ir profesionaliai sukurta elektroninės prekybos svetainė priviliojo daug klientų. Straipsnėje nurodyta, kad per 2 dienas lankytojai atliko net 1400 užsakymų, o į sukčių sąskaitą galėjo būti pervesta apie 500 000 litų. Tarp nukentėjusių nuo šių sukčių ir 3 druskininkietės ketinusios pigiau įsigyti įvairios buitinės technikos. Dėl šių įvykių pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šeštadienį Druskininkų policijos komisariato pareigūnai miesto turgavietėje organizavo akciją, kurios metu ketino patikrinti, kaip turgavietėje laikomasi prekybos taisyklių. Plačiau apie patikrinimo rezultatus reportaže. Gruodžio 11 dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 192 straipsnio 1 dalį, tai intelektinės nuosavybės naudojimas komerciniais tikslais neturint tam leidimo. Tai yra audio, video įrašų platinimas, turint naudą, piniginę naudą, asmeninę naudą. Laikmenų buvo išimta 772 vienetai. Tai jau antrą kartą asmuo padarė šią nusikalstamą veiką. Tai yra Baltarusijos Respublikos pilietis. Kas dabar jam gresia? Tai bauda, viešieji darbai, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Žiema tai tikras išbandymas vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams. Todėl kaip elgtis kelyje jums patars Druskininkų policijos komisariato pareigūnas Andrius Rupeikis. Tikrai visi pastebim, kad žiema parodė, kad jį yra, tikrai iškrito daug sniego, todėl matome, kad komunalinis ūkis dirba daug, tačiau ne visur spėja pavalyti gatves, todėl gatvės vis dėlto dar yra slidžios, ant jų yra gausų sniego, todėl norėčiau tikrai pėsčiųjų atkreipti didelį dėmesį, kad prieš eidami per gatvę, per pėsčiųjų perėją tikrai įsitikintų, koks yra automobilio greitis, ar jisai spės sustoti prieš pėsčiųjų perėją, yra pakankamas atstumas ir tik tada eiti per pėsčiųjų perėją. Būtent tokiais atvejais mes galėsime išvengti skaudžių eismo nelaimių, kuriuose nukentė pėstieji. O atkreipdamas dėmesį į eismo dalyvius, kurie vairuoja dviračius, tai iš vis patarčiau šiuo metu, kai yra slidi kelio danga ir dar gausų sniego ant kelio, iš vis nesinaudoti dviračiais, nes gana sunku yra suvaldyti transporto priemonę, keturratę transporto priemonę, o be abejo dviratę transporto priemonę yra žymiai sunkiau suvaldyti. Todėl siūlyčiau šiomis dienomis nevairuoti dviračių. Atsižvelgiant į tai, kad dabar tikrai yra sunkios eismo sąlygos ir lyginant su eismo sąlygomis, kurios buvo prieš mėnesį, kai sniego nebuvo ir kelio dangos buvo neslidžios, nepastebime ženklaus padidėjimo eismo įvykių. Todėl būtent dėl šito norėčiau tikrai padėkoti vairuotojams, kurie tikrai vairuoja atidžiai, jaučiasi, kad yra sulėtintas greitis, todėl likite ir toliau budrus. Dar taip pat norėčiau priminti, kad šią savaitę Alytaus apskrityje vyksta akcija dėl vairuotojų blaivumo patikrinimų, todėl vairuotojai sustabdyti nenustebkite, jeigu bus patikrintas jūsų blaivumas. Na ir informacija žiūrovams. Poledinė žūklė azartiškas, įdomus, tačiau kartu ir pavojingas užsiėmimas. Dažnai patirtas azartas nugali savisaugos pojūtį. Gerai, jeigu visos nelaimės baigėsi lengvu išgąsčiu ir trumpu išsimaudimu šaltame vandenyje, tačiau būna kur kas ir skaudesnių atvejų.
Gruodžio 8 dieną Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato pareigūnai kartu su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros pareigūnais vykdė akciją, kurios metu patikrintos ant Nemuno ledo esančios žvejų pamėgtos vietos. Pareigūnai įspėjo poledinės žūklės mėgėjus apie jų tykančius pavojus ir patikrino, kokiomis žvejybos priemonėmis gaudoma žuvis. Teisėsaugininkai tądien žūklės taisyklių pažeidimų nenustatė. Tai tiek informacijos šį kartą. Likite sveiki ir saugus. Pasimatysime po savaitės.